Žiūrėkite, eilinė situacija mūsų darbe. Po stipraus lietaus, kaip sienos sušlapo, rūsio patalpos. Nėra gero drenažo, turbūt nieko. Ir va šitai pribėgo į rūsį. Rūsys be jokių langų, be ventiliacijos. O čia sausa, kur nelaukinė siena. O kur laukinės sienos, va visur šlapia, visur stipriai šlapia. Ir be ventiliacijos, be langų čia, kad išdžiūtų savaime, praktiškai neįmanoma. Tokiu atveju statom drėgmės surinkėją, šiuo atveju konkrečiai Trotek 170. Čia rūsys kažkur yra 20 kvadratų, tai šito modelio pilnai užteks. Ir jisai visą šitą darbą padarys per kokias 2-3 dienas ir bus sausa. Va kaip čia. Jeigu reikia ir jums drėgmės surinkėjo, jeigu apliejo ar dar kažkas tokio, kreipkitės į mus, pagelbėsim.